Jeigu norim iš tikrųjų perprasti Python, reikia žinoti vieną, paslaptį. Paslaptį, ant kurios laikosi visa ši kalba. Ir šiandien mes ją kaip tik ir atskleisim. Viskas, pamatysit, prasideda nuo labai paprasto klausimo. Gerai, tai kasgi bendro tarp skaičių, teksto ir, tarkim, sąrašų Pythone? Atrodo, kad nieko, tiesa. Juk čia, visiškai skirtingi dalykai. Bet pasirodo, kad giliai viduryje juos visus sieja vienas ir tas pats fundamentalus principas. Atsakymas stebėtinai paprastas. Jie visi yra objektai. Taip, būtent objektai. Ir čia iš esmės ir slypi ta didžioji Python paslaptis. Absoliučiai visa kalba yra pastatyta ant objektų. Nuo paties paprasčiausio skaičiuko iki sudėtingiausios įmanomos struktūros. Viskas Python pasaulyje yra objektas. Ir žinote, nereikia tikėti vien tik žodžiais. Štai ir įrodymas. Pažiūrėkime į šitą lentelę. Kai paleidžiam type funkciją, ką mes matom? Matom, kad skaičius yra int klasės atstovas, tekstas str klasės, o sąrašas list klasės. Atkreipkim dėmesį į tą žodį klasė. Čia ir yra raktas. Būtent šis žodis mus ir nuveda tiesiai į objektinio programavimo šerdį. Gerai, kad viskas būtų aiškiau, pabandykime įsivaizduoti tokią, labai paprastą analogiją. Pagalvokim apie automobilio brėžinį ir apie patį automobilį kelyje. Taigi, klasė tai ir yra tas mūsų brėžinys. Įsivaizduokit, inžinierius prie stalo kuria detalų planą. Jame viskas aprašyta, kokios bus savybės, kokios funkcijos, viskas iki smulkmenų. Bet tai juk tik popierius, tai instrukcija. Su brėžiniu akivaizdu niekur nenuvažiuosi. O štai objektas yra jau tas tikras veikiantis daiktas. Tai automobilis, kuris ką tik nuriedėjo nuo gamyklos konvejerio, pagamintas tiksliai pagal tą brėžinį, jis apčiuopiamas, jis realus, jis veikia. Taigi, jei reikėtų viską sutraukti į vieną sakinį, skirtumas būtų toks. Klasė yra idėja, brėžinys šablonas, o objektas tai tos idėjos įgyvendinimas, realybė. Ir dabar pati smagiausia dalis. Pagal vienintelį brėžinį, pagal tą mūsų mašina klasę, mes galim sukurti kiek tik norim skirtingų objektų. Štai pavyzdžiui juodas BMW X5, o štai raudonas Ferrari F8. Abu sukurti pagal tą patį šabloną, bet juk tai du visiškai skirtingi unikalūs automobiliai. Gerai, dabar pas laikas pažvelgti, kasgi slypi to brėžinio viduje. Kiekvieną objektą pasirodo apibrėžia du esminiai dalykai. Pirma, jos savybės, kurias vadinsim atributais, ir antra, veiksmai, kuriuos jis gali daryti. Juos vadinsim metodais. Kas tie atributai? Iš esmės, tai tiesiog kintamieji, kurie gyvena objekto viduje. Jie saugo visą informaciją apie jį, jo būseną. Mūsų automobilio atveju tai būtų markė, modelis, spalva, tokie dalykai. Ir dabar klausimas, kaip objektas gauna šias savybės? Tam yra specialus metodas, vadinamas konstruktoriumi. Antras krauskas init. Aha. Ir dabar tas paslaptingasis žodis self, kurį matome visur klasės metoduose. Ką jis reiškia? Viskas labai paprasta. Įsivaizduokim, kad gamykloje surenkamas BMW. Self yra tiesiog būdas tam objektui pasakyti aš pats. Kai kode rašom self.spalva juoda, tai reiškia mano, būtent šio BMW spalva bus juoda. Kai teis eilė Ferrari, self jau rodys jį. Ir taip kiekvienas objektas gali turėti savo asmeninės unikalias savybės. Ir štai kaip tai atrodo pačiame kode. Šios 3 eilutės tai ta brėžinio dalis, kuris sako, gerai, kai kursi naują automobilį, paimk markę, modelį ir spalvą, kurios tau duos ir priskirk juos man pačiam, tam konkrečiam objektui, kuris dabar yra kuriamas. Gerai, su savybėm aišku, o dabar metodai. Metodai tai tiesiog funkcijos, bet apibrėžtos klasės viduje. Jos nusako, ką objektas gali daryti. Tai jo gebėjimai, jo veiksmai. Man patinka galvoti taip. Jei atributai yra daiktavardžiai, kurie apibūdina objektą, tai metodai tai veiksmažodžiai. Jie atsako į klausimą, ką jis veikia. Štai, pažiūrėkim į išvažiuoti metodą. Ir ką mes čia vėl matom? Taip, self. Ir būtent self leidžia metodui pasiekti savo paties atributus. Vadinasi, kai mes BMW objektui duosim komandą važiuoti, metodas per self žinos, kad aš esu BMW ir mano modelis yra X5. Dėl to jis ir spausdins teisingą pranešimą, o ne tarkim Ferrari duomenis.
Gerai, pakankamai teorijos, ar ne? Dabar sujunkim visas dalis į krūvą ir pažiūrėkim, kaip visa ši magija veikia praktiškai, kaip viskas atgyja. Bet prieš pradedant, dar vienas, labai naudingas triukas. Specialus metodas vadinamas understring. Matot, jeigu mes tiesiog bandytumėm atspausdinti savo automobilio objektą, Python mums parodytų, kažkokią nesąmonę. Tiesiog atminties adresą. Understring metodas yra mūsų būdas pasakyti Pythonui, ei, kai spausdinsi šį objektą, atvaizduok jį štai taip, gražiai ir suprantamai. Taigi, pirmas žingsnis – sukuriam du objektus, lygiai taip, kaip darėm anksčiau. Turim juodą BMW, turim raudoną Ferrari. Dabar kompiuterio atmintyje gyvena du visiškai atskiri veikiančių automobiliai. Antras žingsnis – duodam komandas, iškviečiamis važiuoti metodą ir BMW, ir Ferrari objektui. Dabar kiekvienas iš jų vykdys šią komandą, bet aišku naudodamas savo asmeninius duomenys. Ir kągi mes matome, konsolėje atsiranda du pranešimai. Vienas apie BMW X5, kitas apie Ferrari F8. Viskas veikia tobulai. Kiekvienas objektas teisingai pasinaudoja savo atributais. Tai ir yra puikiausias pavyzdys, kaip objektai gyvena savo nepriklausomus gyvenimus. Gerai, trečias ir paskutinis žingsnis. O kas nutiks, jei mes tiesiog bandysim atspausdinti vieną iš tų objektų? Būtent dabar ir pamatysim, kaip suveikia tas mūsų __stub metodas. Ir štai, žiūrėkit, kaip gražu. Jokių kriptiškų atminties adresų. Vietoj to tvarkinga, aiškiai eilutė, kurią mes patys ir aprašėme šilpštų strin metode. Būtent tam jis ir skirtas. Puiku. Dabar pats laikas viską apibendrinti. Susidėliokime į galvą 4 pagrindinės idėjas, kurios iš esmės ir yra viso objektinio programavimo esmė. Taigi, viskas galiausiai susiveda iš tai ką. Prisiminkim. Klasė – tai brėžinys. Objektas – realus daiktas pagamintas pagal brėžinį. Atributas – tai to daikto savybė, kaip spalva. Ir metodas – tai to daikto veiksmas, pavyzdžiui, važiavimas. Kai perprantame šias 4 savokas, mes jau nebe tik rašome kodą. Mes pradedame kurti mažas, logiškas, savarankiškas sistemas. O tai jau atveria duris į kur kas galingesniam ir tvarkingesniam programavimui. Dabar, kai jau žinome, kaip kurti brėžinius, kyla tik vienas klausimas – ką mes sukonstruosime toliau?